Sveiki visi, laikas sutaro, mano vardas Neringa. Ir šiandien aš jūs kviečiu pasižiūrėti tokį dar vieną eksperimentą, metams artėjant į pabaigą. Pasižiūrim, ar vienišos moterys ir merginos susiras ateinančiais metais tą žmogų, tuos santykius, tą partnerį, apie kurį svajoja. Jeigu jums įdomu, tai kviečiu žiūrėti. Pasirinkau šiandien 3 orakulus, kuriais mes bursimės, kuriais mes žiūrėsim, ką žada jūsų likimas jums ateinančiais metais. Ir pamaniau, kad 4 karalienių man mažoka, kad jūs pačios save atpažintumėt. Todėl pasirinkau Deivės tarp mūsų orakulą, kuris parodys jūsų archetipinės energijas. Apie tai tada pasirinkau dar vieną labai seksualiai aktyvų ir tokį emociškai labai įkrautą orakulą, kuris kalba apie jūsų lūkesčius, apie jūsų norus. Pasižiūrėsim, kokių santykių ir kokio nuotykio, kokių santykių jūs norit. Ir tada dar vienas mano Lenormand orakulas, kuris būtent pakalbės apie turinį, apie tai, ar tai išsipildys. Nebus variantų, bus 10 archetipinių charakteristikų. Taip pat noriu priminti, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai, jie gali skirtis nuo jūsų situacijų kažkokių, tai todėl savo intuiciją pasitikėkit, žiūrėdamas šitus skaitymus, šitą būrimą. Ir taip pat nebus vienintelis, vėlgi, mes esam kaip asmenybės, kaip žmonės, esam visapusiški ir įvairiapusiški, todėl galbūt charakteristikos bus tik tai, kaip pasakyta, ne viena korta atitiks jūsų charakteristikas. Todėl žiūrėkit, kuri dabar dominuoja jūsų mintyse, jūsų veikloje, jūsų elgesyje. Galbūt yra ta viena energija, kuri dominuoja ir būtent jinai pritrauks į jūsų gyvenimą kažkokį tai įvykį arba žmogų, kuris irgi atlieps jūsų tą energiją. Todėl vėlgi truputėlį tokia praktika kortų skaitimas, kuris kviečiu dalyvauti aktyviai, būtent su savimi tartis, kas jums aktualu. Ir svarbiausia, kad neapgaudinėkite savęs, būkite nuoširdžios su savimi. Ta energija, kuri dominuoja, jinai yra aktyviausia ir visata į ją atliepia ir atsiunčia tą žmogų, kuris jums galbūt kažkokias tai pamokas ateis pamokyti arba kažkokią tai energiją pažadinti. Mes pakalbėsim apie tai. Jeigu įdomu ir aktualu, kviečiu žiūrėti. Pirmą kortą. Ir pirmas eksperimentas, kaip sakoma, ne? Va čia 10 deivių ir aš pakalbėsiu apie jų charakteristikas. Ir tada jūsų slapta svajonė, kokių santykių jūs tikitės ir norite. Ta mergina ar moteris, apie kurią mes kalbėsim, ko jinai tikisi ir pasižiūrėsim, ar tai išsipildys. Tai va, taip, Pirma moteris, apie kurią mes kalbam, tai yra mergina. Jinai, žinot, aš sakyčiau, kad jinai dar neturi vaikų, nebuvo ištekėjusi, bet jau gyvenime pasiekusi, mokslus pabaigus. Toksai galbūt turi darbą, kuriame daro karjerą. Bet kokia jos pagrindinė charakteristika? Jos energetika ir jos charakteris yra labai subalansuotas. Šalia jos ramu, šalia jos gera, šalia jos yra labai gera draugė, labai geras žmogus, atliepiantis žmogus, empatiškas žmogus. Jeigu jos kažko paprašyt, jinai visada padarys taip, kad tai įvykdytų. Toks vaizdas, kad jinai pirma stato į kitus pusę, vėlgi, kitų prašymus arba kitų poreikių stato pirmą poziciją, o po to tik tai apie save pagalvoja. Kadangi jinai labai geras žmogus ir labai ramus žmogus, jos silpnoji pusė vengia konfliktų.
jinai iš konfliktų pabėga, nekonfliktuoja, nutyli. Niekada nepasakys kažkokio, tai vėlgi tokio, žinot, žodžio ne, jos, kaip sakoma, jos kasdienybėje retai kada sutiksi, jeigu tai kalba apie draugus ir partnerius yra, jos darbe netgi kolegas. Tai yra labai tokia mergina, kuri vadovaujasi gyvenime džiugink kitus nuostata. Apie kokius santykius jinai svajoja? Dar kartelį, tai ne vienintelė, bet gali būti jūsų viena iš pagrindinių energijų. Ir apie kokius santykius jinai svajoja. Taip, kadangi jinai labai korta, labai atvira, aš ją truputėlį uždengsiu, bet kalbam apie tai, apie kokius santykius, apie kokį ryšį jinai norėtų ir svajoja ateinančius metus sutikti. Jinai nori, kad šalia jos būtų labai gražus, aktyvus, ją pasirinkęs ir jinai jį pasirinkusi žmogų. Jinai nori laimėti aukso prizą. Jinai nori laimėti žmogų, kuris yra pakankamai aktyvus ir daug pažinčių turi. Pats yra vakarėlių liūtas. Kadangi jinai rami, kadangi jinai gera, jinai nori to tokio irgi atsvaros balanso, kad vyras šalia jos būtų labai išvaizdus. Svarbu išvaizda, svarbu jo intelektas, bet tas intelektas toksai, žinot, gali, kadangi jinai gera ir resursinė, jinai gali tiesiog norėti šalia savęs gražaus žmogaus, bet gražus ir save mylinti žmonės, jie dažnai turi tokių narcisistinių savybių, todėl gali tiesiog užkibti arba norėti tų santykių, kurie nesuteiks jai tiek balanso ir ramybės, kiek apie kokius jinai svajoja. Bet kuriuo atveju tai jos troškimas, kad pasirinktų pats gražiausias, pats žaviausias, pats išsiskiriantis iš minios vyras, pasirinktų ją ir tarp jų būtų aistringas romanas arba santykiai. Pasižiūrim, ar tai įvyks. Ar tai įvyks ateinančiais metais. Žinot, tai gali įvykti labai greitai. Visų pirma, situacija gali pasikeisti ir jūs galite sutikti tokį, arba jau pažįstat netgi tokį žmogų. Ir ką kalba šitos kortos? Šitas žmogus, jeigu jūs pradėsit su juo bendrauti, o jūs galit pradėti bendrauti, jums tarsi, kaip ir sakiau, tokia nekonfliktinė pati esate asmenybė, bet jums užteks drąsos prieiti prie to gražuolio. Ir tai gali viskas labai greitai užsisukti. Jeigu narcizas arba vėlgi tas žmogus, kuris, kaip ir sakiau, labai gražus ir labai populiarus moterų tarpe savo aplinkoje, jisai pajutęs jūsų emociją, pajutęs jūsų resursą, gali labai greitai pradėti su jumis bendrauti. Viskas gali būti ne taip rimta, kaip jums atrodo, kaip jums norisi. Prireiks drąsos pamatyti šitą situaciją taip, kaip jinai yra. Bet šita situacija ir šitas santykis su šitu vaikinu, su šitu vyru, apie kurį jūs svajojat ir norit, jūs pakels į kitą, tarsi į kitą rangą arba į kitą socialinį lygį jums parodys. Todėl laukia įdomūs santykiai, laukia įdomi, sakyčiau, jūsų ateinantys metai bus įdomus ir situacija gali prasidėti labai greitai. Yra tas toksai nustatytas greitis. Tai va toks buvo mūsų pirmas variantas. Antras, apie ką kalba antras. Čia jau yra visai kitokia energija. Tai yra moteris, mergina, kuri gali turėti vaikų. Gali būti išsiskyrus, gali būti labai jaunai ištekėti ir labai jau turėti išsiskyrus būti. Tu su vaikais. Jai svarbu, jinai yra sportiška, jai svarbu laimėti. Tai moteris, kuri mėgsta laimėti. Jeigu mes pirmą variantą žiūrėjom ir sakiau, kad jinai vengia konfliktų,
Tai su šita moterimi konfliktuoti yra beprasmiška. Jinai vis tiek laimės. Jinai laimės argumentais, savo jėga, savo šypseną, savo energetiką. Jinai vis tiek pasieks tai, ko nori. Jinai greita, jinai nedelsianti, nelaukianti kažkokių tai manos, dangiškos manos arba tyliai kamputyje belaukianti, kol jie dėmesį atkreips. Ne. Jinai ima iš gyvenimo viską, ko jai reikia, ko jinai noris. Taip pat žmogus sportiškas, kaip ir sakiau, domisi savo irgi fizinę sveikatą, savo kūnu ir žavisi. Jinai pakankamai daug įdėjo darbo į tai ir dabar jinai juo žavisi. Jo tai yra jos privilegija. Tai žmogus, kuris ima, kaip ir sakiau, iš gyvenimo viską. Apie kokius santykius jinai svajoja? Apie kokius santykius jinai svajoja? Pasitikėjimą. Jai labai svarbu, kad santykiuose galėtų pasitikėti. Tiek jinai juo, tiek jisai ją. Vienas kito pasitikėjimas jai yra didžiausia, kaip sakoma, vertybė. Ir apie tokius santykius jinai ir svajoja, kad vyras ir moteris sukurtų pasitikėjimo ir pasitikėjimo kupinus santykius. Ar pasižiūrim, ar šita moteris ateinančiais metais gaus tai, ko nori. Per daug aukšti reikalavimai. Kaip ir sakiau, tai yra moteris, kuri nemėgsta laukti, nemėgsta būti antrose rolėse ir jinai labai nenusileis vyrui. Taip jinai vilėsi, taip jinai tikisi, taip jinai bus šansas, ateis žmonės, jinai patraukli, vyrai ją mato, vyrai su ją nori tarsi būti santykiuose, bet suprantat, kame esmė, kad jinai per daug reikli. Ir todėl vienaip ar kitaip jinai lieka viena, nes jinai nori tokio pat žmogaus šalia. Tokio pat žmogaus. Veidrodis tai yra, mes žiūrim į savo atvaizdą. Jūs pasitikit ir norit lygiai tokio pat pasitikinčio savimi ir pasitikėjimo vertų santykių. Jūsų reikalavimai per daug aukšti. Nei vienas žmogus nėra toks pat, o jūs ieško tokio pat kaip jūs. Todėl bus galimybė, jūs, kaip ir sakiau, jūs mato, jūs kreipia dėmesį, bet niekas netitinka tokių aukštų reikalavimų, kokių jūs iš jo norit. Todėl gali būti, kad, kaip ir sakiau, jeigu pakeisit savo energetiką, žmogus, asmenybė nėra vienos energijos, mes esam. Kartais mums reikia būti atkakliems, kartais mums reikia nusileisti, kartais mums reikia, būti šeimininkė, o kartais reikia būti mergaite, suprantat? Tai jeigu jūs eisit į santykį ne tokia reikli, gali situacija pasikeisti, bet jeigu jūs eisit į santykį iš šitos energijos, iš savo šitos reiklios, aktyvios ir mėgstančios laimėti moters, tai tikrai nesutiksit tokio, kuris atitiks jūsų tokius aukštus reikalavimus. Tai čia buvo antras variantas. Žiūrim apie tai, kokia trečia mūsų situacija. Atėjo moteris, kuri tikrai turi vaikų. Jinai, jeigu šitos dvi buvo, čia yra, gali būti iš tų, ką jau žiūrėjome, ne pirma, antra, trečia moteris, tai jinai gali būti vyriausia. Vyriausia savo amžiumi ir savo branda, psichologinė branda. Moteris, kuriai labai svarbu šeima. Jinai žino, jinai buvo šeimoje, jinai galbūt netgi yra šeimoje, pasižiūrėsim. Galbūt jinai netgi šeimos žmogus, bet kaip čia pasakyti, negavo iš savo sutuoktinio tų vertybių ir tų savybių, kurios jai labai svarbios. Jai labai svarbu būti santykiuose, jinai nemėgsta būti viena, jinai nemoka būti viena. Todėl, kaip ir sakiau, gali būti, kad jinai yra vieniša mama, yra išsiskyrus moteris, yra moteris, kuri gyvena santuokoje arba, kaip čia pasakyti, toj partnerystėje, bet tuo pat metu apie kažkokių tai tokių
savęs tose partnerystėse arba santuokoje arba santykiuose nemato, nes jai labai svarbu būti santykyje, bet pati jinai, kaip čia paaiškinti jums, pati jinai nelabai reiškėsi kaip asmenybė. Nu, mama visada aukojasi, suprantat? Archetipas mama tai yra 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę jinai tarnauja kitiems. Ir toje tarnystėje dažniausiai būna sunku būti moterim. Tai vat čia kalba apie tokią moterį, kuri dabar pati mato prasmę šeimoje, pati mato prasmę toje gausoje, bet pati kaip žmona, kaip moteris, jinai gali save nustumti į kitą planą. Būtent todėl, galbūt irgi, kaip ir sakiau, yra visų pirma vaikai, šeima, buitis, darbas, o po to tik tai tas partneriškas santykis. Tai čia apie tokią moterį kalba eina ir dabar pasižiūrim, kokio santykio, kokio jinai nori santykio. Empatijos. Gali būti, kad tikrai šitą situaciją, tai jūs turit partnerį, jūs turit žmogų, su kuriuo gyvenat po vienu stogu, bet nėra empatijos. Jisai jūsų nesupranta vertybių, jūs jo nesuprantat vertybių. Iš to kyla konfliktas. Iš to kyla kažkoks tai nesusišnekėjimas tarp jūsų. Ir jūs ieškot būdų arba norit atgaivinti santykius ateinančiais metais ir pasižiūrim, ar tai pavyks. Ar tai pavyks. Ar jums likimas suteiks dovaną. Į jūsų gyvenimą ateina nepažįstamasis. Visų pirma, vyras, kurio jūs tikrai nepažįstat. Jeigu jūs turit partnerį, bet jisai jums nedorodo dėmesį, atsiras tas, arba jūs paieškosit ir jūsų likimas atsiųs tą, kurio šiandien dar jūs nepažįstat. Jisai gali būti tas žmogus, kuris jūs sužavės savo laisvę, savo ugnimi. Jums atrodys, kad vat šitas tai jau tikrai mane supras. Bet, žinot, jisai gali jumis, kaip sakoma, irgi pamatęs jūsų motiniškas ir moteriškas savybės, jisai gali tikrai pasinaudoti ir užkurti jūsų tą ugnį, vidinę ugnį. Jūs galit vėl jį, kaip sakoma, labai seksualiai sužavėti. Taip, viskas įmanoma. Bet vis tik šitie žmonės renkasi laisvę. Tai viena reikšmė. Gali būti apie tai, kad jūs, antra reikšmė šitam būrime, šitam skaitime, kad jūs pati nepažįstat savo žmogaus. Šalia esančio žmogaus jisai jums atrodo kaip nepažįstamasis. Jūs pati jo nepažįstat. Todėl jeigu jūs norit pati pasijausti, kaip sakoma, laisva, seksuali, aistringa, jūs turėtumėt nukreipti dėmesį, pažinti šitą vyrą. Nukreipti kažkokius tai savo įgūdžius ir gebėjimus, norą susidraugauti, pažinti šitą vyrą. Ir būtent tai jūs išlaisvins. Būtent tai jūs suartins ir tapsit kažkokiu tai vėlgi visiškai kitokios energijos pas jumis bus ateinančiais metais. Tai vad apie tai kalba šitos kortos. Jeigu jums tiko ir patiko, lauksiu jūsų atsiliepimų, judam toliau. Apie ką? Kita. Mergina, kuri dar neturi vaikų, gali būti studentė, gali būti ką tik tai nesenai baigusi arba ateinančiais metais norinti stoti į universitetą mergina moteris. Jinai tik pradeda naują, jos etapą, jos gyvenime tik prasideda tas naujas savarankiškas gyvenimo etapas. Jinai daug mokosi, jinai daug žino, jinai daug apsiskaičiusi, jinai eruditė yra. Jos viskas, ko jūs be paklaustumėt, gautumėt atsakymą
iš kur jinai tai žino, informaciją renka, kaupia, jinai ją moka naudotis. Bet ar naudojasi pati ta informacija, dar klausimas. Jinai stebi, jinai mokosi, jinai domisi, jai svarbu žinoti, ar jinai tas praktiškai naudoja tas žinias, dar klausimas. Nes tai, kaip ir sakiau, gali būti, kad jinai dar tik pradeda savarankišką gyvenimo kelią, arba jinai dar neturėjo, kaip čia, kadangi viską mokėsi, visas laikas užimtas jos mokymas, tai gali būti, kad jinai tiesiog neturėjo laiko praktiškai išbandyti tas santykius. Tak žinot, geros mokinės sindromas. Jinai labai gera mokinė. Todėl daug sukaupus tokių teorinių žinių, bet ar praktikoje jinai norėtų kažkaip tai jas kažkaip realizuoti. Arba dar neturėjo būdų realizuoti. Apie kokius santykius jinai svajoja. Taip. Ir vėl labai tokia graži korta. Tai vadinasi pagunda. Nori būti sugundyta. Nori pažinti ir tą aistros kupiną ir tokio, kaip pasakyti, tokios aistros ir seksualumo kupiną pasaulį. Jinai svajoja apie aistringą, apie labai nuodėmingą, sakyčiau, meilę. Apie tai, ką knygose perskaitė dar kartelį, bet galbūt neteko išgyventi ją realiam gyvenime. Apie tai jos svajonės yra. Apie tokią jos svajonę. Pasižiūrim, ar jinai išsipildys ateinančiais metais. Pasižiūrim, ar jinai išsipildys ateinančiais metais. Galbūt tokia aistringa ir tokia, kokios jūs sapnuojat arba svajojat ramybės akimirkomis ir nebus, nes jūs galit, didžiausia tikimybė, kad ateinančiais metais jūs keliausit. Galbūt daug keliausit. Galbūt teks jums kažkaip tai keliauti dėl karjeros arba mokytis, išvažiuosit mokytis į kažkur tai kitą šalį. Tai bus labai aktyvūs metai jūsų kelionės atžvilgiu. Ir tenai jūs sutiksit draugą, jūs sutiksit ištikimą draugą. Tai nebus jūsų svajonių apie tokį aistringą ir labai nuodėmingą romaną, nebus realizuota svajonė, nes jūs tiesiog atitrauks tie gyvenime įvykiai, kurie pasiruošia, jūsų likimas, jūsų karma paruošia jums daug kelionių ateityje ir tokių daug gražių atradimų ir draugystė, ištikima draugystė. Tai bus šalia jūsų ne tas žaltys, kuris atneša tą tokį aistrą ir nuodėmę. O ištikimas geras draugas gali jums pasirodyti, kad tai per daug nuobodu, kad tai per daug gera, kad vėlgi jūs, kaip čia pasakyti, jūs svajonė neišsipildys, bet išmokti draugauti, išmokti tą pasitikėjimo ir išmokti tokio gražios draugystės, gilios draugystės. Ateinantys metai jums gali, kaip sakoma, ruošti tokį iššūkį. Labai, sakyčiau, kaip pasakyti, ne tai, ko jūs norit, o tai, ko jums reikia. Tai bus jūsų ateinantys metai. Taip, judam toliau. Apie ką kalba eina. Tai yra moteris mergina, kuri mėgsta keliauti. Jinai jau pabaigė mokslus. Jinai netgi gali turėti vaiką. Gali būti išsiskyrus, gali būti net netekėjus, bet turėti vaiką. Jos gyvenime gali būti ne vieną vaiką turėti, nes jos gyvenime labai svarbu, kaip čia žemiška tokia energija, kur viskas, kaip pasakyti, vaisingumas, suprantat. Jeigu jau jūs prasidėjot su kažkokiu tai ten, nežinau, partnerio vyru, jūs galit pastoti, jūs esat vaisinga moteris. Jūs esat moteris, kuri, žinot, yra moteris, kurios ilgai laukia kūdikių vaikų, o yra moteris, kurios sako net,
pasižiūri vyras ir aš jau neščia. Tai yra jūsų sveikatos ir geros motinystės, geros fizinės būsenos aspektai. Jūs esat labai sveika, jauna, graži moteris, mergina, kuri mylit vaikus, kuri turit vaikų, kuri su vaikais, bet jūs nesat mamka, suprantat, vėlgi, ne? Jūs esat moteris, mama, graži mama, visada pasitempus mama, visada tokia žavinga. Ir vyrai į jūs žiūri kaip į labai patrauklią moterį, bet jie nuskaito, kad jūs esat vaisinga. Taip, kalbu kaip yra. Kokių santykių jūs norit? Pasitikėjimo. Jūs irgi norit, kad šitie santykiai kurtų tarp jūsų vienybę. Jums svarbu vienybė ir jums svarbu pasitikėjimas. Jūs su tuo žmogum, kurį įsileisit į savo gyvenimą, jūs turit būti vienis. Jums labai svarbu, kad jūs galėtumėt juo pasitikėti ir nebūtų jokių kitų žmonių. Va čia iš šitoj kortoj, čia sėdi 2 žmonės vonioje, trečia, čia nekaip neįsispraus trečia, suprantat? Tai yra 2 žmonių sąjunga, vienybė, sielų, jausmų, pojūčių ir jums labai svarbu, kad tai būtų abipusis ryšys. Ar įsipildys ateinančiais metais jūsų svajonė? Paslaptis. Jūs pati, paslaptis. Jūs pati irgi iliuzijoje, kažkokioje tai iliuzijoje. Žinot, gali būti, kad jūs pati norit pasitikinčių ir pasitikėjimo apjungiančių vienio santykis, kuris yra tik tai tarp 2 žmonių. Ir tuo pat metu tarsi toks vaizdas arba yra jau ir tęsis šitie santykiai, arba ateis žmogus, kuris chameleonas, kuris jūs norės pasakys gražių žodžių, bet jūs laikys kaip meilužė arba slapti santykiai įmanomi. Todėl būkite atsargi, ateinančiais metais tai, ko jūs norit, galit negauti vien tik tai todėl, kad žmogus, su kuriuo jūs galit pradėti santykį, ryšį, jisai jūs, kaip sakoma, gali pasiūlyti tik tai pats yra chameleonas, pats ne viską sako, pats prisitaiko ir yra tas trečias asmuo, kurio jūs taip nenorit ir taip vengiat. Vat apie tai yra kalba, toksai nesulipę kriterijai, ne, jūs norit pasitikėjimą, jūs norit vienybę su tuo žmogum, o jis gali jums pasiūlyti tik tai meilės trikampį. Tokia pamoka, kad jūs pati, jeigu jau norit, tai eikit link svajonės, neprasidėkit su visais chameleonais, kurie jums sako paslaptyje laikyti jūsų ryšį, jūsų santykius. Tai vat apie tai kalba buvo šitas. Žiūrim toliau. Atėjo moteris, dabar žiūrėsim apie moters svajonės, kuri yra iš tiesų yra jau brandi moteris. Tai nėra mergaitė, tai tikrai moteris. Jinai irgi taip pat gali turėti vaikų. Jos kūnas, jos gyvenimo metai, tai yra brandus, kaip čia, moteris savo jėgų ir savo žydėjime, savo, kaip sakoma, savo amžiaus žydėjime. Jinai labai išmintinga, bet jos išmintis yra per praktiką. Jeigu mes ten atsimenat, žiūrėjome merginą, kuri daug skaitė knygų ir žino daug, kaip sakoma, teorinių žinių, tai šita moteris, jinai viską surinkus per savo praktiką. Jinai žino viską perėjus ir ugnį ir vandenį ir žino, kaip padaryti, ne kaip padaryti, bet jeigu jos kažko paklausi, jinai viską pasakys, kaip praktiškai padaryti.
jos žino, kur nusipirkti, kur gauti, kur padėta. Žodžiu, viskas jos eina per praktiką. Jinai išgyvenus tokia, vėlgi, tokiem savyje, tas jos spindesys ir jėga yra gyvenimiška patirtis. Va taip sakyčiau. Jeigu jūs atpažinot, kad dabar yra dominuojanti tokia energija, tai būrimas jums. Apie kokius santykius jūs galvojate? Jūs galvojate apie praeitį. Jūs galvojate apie praeitį, jūs norit galbūt netgi nostalgiją, kad kažkokie tai santykiai, kurie buvo jums labai reikšmingi, irgi per praktiškai jau jūs juos išgyvenot ir dabar norit, kad jie nostalgija. Jūs ilgitės, jūs laukiat, jūs norit, kad jie sugrįžtų ir jums norisi, kad vėl pasijaustumėt tokia pat, nežinau, tokia pat naivi, jauna, graži, mylima ir mylinti ir tai jau buvo ir norit pakartoti. Vėl per praktiką, kaip ir sakiau, neina. Per gyvenimišką patirtį. Pasižiūrim, ar ateinančiais metais jums tai žada. Kortos kalba apie tai, kad jūs labai susiaurinat savo tikslo galimybės. Jūsų mąstymas yra tunelinis, vėlgi praktika paremtas, patirtimi paremtas, bet jūs tarsi, kai jau viską žinot, jūs sunku nustebinti netgi jūsų likimui. Netgi jūsų aukštesniajam aš, tarsi sunku jūs nustebinti. Aš viską žinau, aš viską suprantu, aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, kokio vyro aš noriu. Ir tarsi visą tai jūs, vėlgi, į vieną tokį tikslą. Bet čia dvi kortos kalba apie tai, kad jūsų požiūris į gyvenimą ir jūsų apskritai toksai priėmimas gyvenimo yra labai susiaurėjęs. Apie namus ir aš viską žinau, aš pati. Ir tarsi gyvenimui nėra šanso jūs nustebinti. Todėl, vėlgi, jeigu jūs galvojat apie tą jau buvusį santykį, kuris save išsėmė arba kuris baigėsi, bet jūs norėtumėt sugrįžti, tai jūs tarsi likimui neduodat šanso jūs nustebinti. Gali būti pokalbis, kuris primins apie tą jaukumą, apie šitą, bet vėlgi, tai ne visai tai, ko jums galbūt ruošia likimas, arba, kaip ir sakiau, likimas turi kitų planų, o jūs sakot, ne, man reikia šito. Jo, bet dar vieną kortą paėmiau. Jūs pati save tarsi apsvaiginus, kažkokie tai apsvaiginus. Agonas visada kalba apie tokį, trapų augalą, kuris yra labai labai stiprus ir labai, žinom, agonas tai ne pats sveikiausias augalas, nes jisai svaigina. Tai jūs irgi kažkokiu tai būdu save apgaudinėjat, prisirišus prie to, kurią reikia paleisti. Patirtis yra gerai, gyvenimiška patirtis yra gerai, jūs šaunuolė, viską pasiekėt, viską padarėt, bet leiskit likimui jūs nustebinti. Apie tai buvo šita korta. Šitas kortas. Ateina kitas žmogus. Labai aktyvi, labai energinga, labai drąsi moteris. Jos devizas gyvenime aš pati. Jeigu man bus įdomi tavo nuomonė, aš tau ją pasakysiu. Tokios yra energijos šita moteris. Jinai, kaip ir sakiau, yra sportiška. Ką čia, vėlgi, jeigu kažkas pasakys, aš negaliu numesti ten kažkelių, sulieknėti 5 kilogramų. Tik aš čia negali, eik ir dirbk su savim, ką tu čia dabar. Jinai, suprantat, jinai tokia, kaip pasakyti, griežta, aštrių kampų. Jinai, ne, ten taip kažkaip nebus. Tai eini ir dirbi, eini ir padarai, kas čia tokio. Žinot, su savo tokiu griežtu, irgi tokiu labai atsainiu, galbūt netgi atsainiu, sakyčiau, tokiu būdu, jinai
iš vienos pusės jie žaviesi, kokia jinai stipri, kokia pas ją stipri valia. Iš kitos pusės galvoju, o Dieve, o Dieve. Gerai, kad kažkaip tai taip, vėlgi galėjo pasakyti tos pačius žodžius, bet labiau įjungti širdį. Žmogus, kuris viskas vienam kumštį. Ir dabar kokios svajonės pas ją yra? Nori, kad sugrįžtų. Svajoja apie praeitį. Žmogus, kuris buvo, žiūrėkit čia kortą apie tai, kad jinai svajoja, prašo, kad sugrįžtų, o tas ant motociklo išvažiavęs. Jinai svajoja, iš vienos pusės jinai gali svajoti apie praeitus santykius, kurie baigėsi, nes sutiko tokį pat laisvamanišką ir labai griežtą savo nuostatuose žmogų, kokia ir jinai. Iš kitos pusės jinai gali kaip ir norėti santykių su žmogum vertu jos. Bet suprantat, poroje du vyrai, dvi vyriškos energijos sunkiai susigyvena, nes tada atsiranda konkurencija, atsiranda tokia nenusileidimas. Bet matot, šitos moters įsispraudus į šitus klubus rankas, tai kasgi jie perkalbės. Tai irgi vyrai dažniausiai nuo jos pabėga, bet jinai svajoja apie tokį pat tvirtą, aktyvų vyrą, kuris arba praėjusiai santykiai, arba žmogus, kuris taip pat myli laisvę ir aktyvumą kaip ir jinai. Tokį pat svajoja. Ar bus likimo šansas, kaip čia ateinantys metai, likimas jums siūlo tą? Aš sakyčiau, kad taip, bumerangas sugrįš. Tas, apie kurį jūs galvojat, tas, apie kurį svajojat, sugrįš. Ir sugrįš jisai su nauja energija, kažkur tai pasibuvęs, žodžiu, visos šitos kortos kalba apie tai, kad jums laikas švęsti tą sugrįžimą jo, ruoštis iš savo mylimojo, savo žmogaus, kuris yra jūsų, toks pat laisvamanis, toks pat aukštus siekius ir aukštas ambicijas turintis, didelės ambicijas turintis, jisai sugrįž pas jūs. Galbūt trumpam, galbūt ne visam laikui, bet jisai sugrįž ir tada jūsų laukia labai toksai intensyvus ir malonus metas. Derlių jūs nuimsit. Toks, žinot, šventė bus jūsų gyvenime ateinančiais metais tikrai taip. Daugiau aš net neturiu ką pasakyti. Taip, jūsų noras išsipildys. Toliau. Moteris mergina, kuri yra saulytė, mėgsta būti dėmesio centre. Moteris, kuri, žinot, pati graži, pati labai švelni, pati labai šviesi, bet jai sekasi, jinai kur be nueina, jinai visur dėmesio centre. Apie tokias moters energijas kuria serialus. Apie tokius moterį kuria serialus, kai ten yra viena graži mergaitė, kurią myli ten, nežinau, 3-5 vyrai. Tai čia mes kalbam apie tą. Jinai turi, kur be nueina, ją visur lydi sėkmė, ją visur lydi susižavėję žvilgsniai. Jinai pritraukia, jinai toks, žinot, kaip čia, dėmesio ir sėkmės centras. Jinai labai pati jinai dėl to nieko nedaro, jai tiesiog sekasi. Viskas joje yra sudėliota teisingai. Jinai graži, jinai liekna, jinai jauna, jinai sėkminga. Nuėjo į firmą per jos grožį, per jos jaunystę, per jos tokį. Nuėjo į firmą, jinai gavo šitą simpatijas. Nuėjo kažkur tai tarp draugių, nežinau, su draugiam nueinat į klubą, jie kviečia šokti pirmą. Jinai visur yra tokia, vėlgi, likimo pabučiuota, suprantat. Bet, kaip ir sakiau, su ja yra
su jie yra viskas gerai. Bet jinai saulytė. Kas su ją blogai? Kad jinai saulytė, jinai šviečia visiems. Ir jeigu vienas kažkuris tai nori ją paimti ir padaryti savo žmona, arba savo, ten nežinau, mano, niekam netiduosiu. Vėlgi, ne, paims ir niekam netiduos. Jinai užges. Jinai saulė, jinai turi šviesti, jinai turi būti dėmesio centre. Ir jai toksai, toks gyvenimo, tokia energija, tokia gyvenimo būdas, tokia energetika. Jeigu jūs atpažinot save, tai kalba eina apie tai. Apie kokią jūs norit, apie kokią meilę jūs svajojat. Kad jūs gerbintų, jumis žavėtųsi, vat apie tai ir svajoja. Žiūrėkit, kaip kortos gražiai šneka, jūs apie tai ir svajojat. Kad jūs garbintų, kad jumis gerėtųsi, kad jumis žavėtųsi, bet neuždarytų į auksinį narvelį. Jūs turit šviesti visiems, jūs turit gerti tą dėmesį, jūs dar daugiau šviečiat, kai jumis domisi, jumis žavisi, jumis tiki. Ir tada jūs tampat irgi dar gražesnė ir dar šiltesnė. Vat apie tokią moterį kalbama. Gerai, ar jūsų ateinančiais metais sutiksit tą? Žiūrėkit, čia yra fortūna, ir čia irgi ir išėjo fortūna. Irgi. Ir kortos kalba apie tai, kad kažkam tai vienam vienintelė jūs nebūsit. Jūs vis tiek liksit tą laimę, džiaugsmą, dėmesį, netgi šiek tiek pavydo, o galbūt ir ne šiek tiek pavydo kitiems kelsit, bet jūs visiems liksit nepažįstamoji. Jūs kaip ta fortūna, laimė, mūza, kurios negalima vienam paimti. Jūs norit atsirandat, norit išeinat, bet jūsų niekas nepažįsta. Jums ateinančiais metais santykiai reikės tarp pavydo ir tos, vėlgi, kaip čia, reikės ieškoti balanso tarp ar jums būti savimi, išlikti savimi, tą lengvą laimę nešančią, sėkmę nešančią ir dėmesio centre mėgstančią būti moterimi, ar vis tik pajausti tą kitų žmonių pavydo žvilgsnius ir suprasti, kad jie nepažįsta jūsų. Jie ir lieka paviršutiniškas tas pažinimas ir vyrų, ir draugų, ir visko lieka paviršutiniškas. Jūs taip ir liekat nepažįstamoji jiems. Bet jie gali pavogti iš jūsų sėkmę. Vat kažkas tokio. Labai įdomu. Nėra tos vienintelės meilės. Nėra tos. Galbūt jūs labai jauna esat, galbūt jūs dar nepasiruošus tiems įsipareigojimams, nes jūs norit spindėti ir kad jumis žavėtųsi. Bet vėlgi, supraskit vieną dalyką, kad kai spindit visiems, tai ir spindit visiems. Nėra to tokio saugaus, patvaraus, tvaraus ryšio su vienu žmogumi, nes saulė visiems šviečia. Vat apie tai kalba eina. Pagalvokit ir pasidomėkit. Galbūt irgi savyje reikia rasti kažkokias kitas energijas, kurios bus daug produktyvesnės santykiams. Šita moteris, apie kurią mes kalbam, irgi yra šeimininkė. Moteris, kurios bazinė tokia, dabar bent jau dominuojanti šiam gyvenimo etape energija, tai yra šita Vesta, tai visada buvo ta dievė, kuri yra atsakinga už namų jaukumą, šeimą, už šeimos namų jaukumą, šeimos židinys. Jinai moteris, kuri mato prasmę būti santykiuose ir būti antrose rolėse. Jinai visada vyrą statys į pirmą vietą. Jinai visada
šeimą, namus, vyrą, ūkį statys į pirmą vietą ir rūpinsis jais. Mes jau kalbėjom apie ten buvo tokia irgi moteris, kuriai svarbu labai santykiai. Bet čia kuo, suprantat, šeimininkė. Pas šeimininkę yra labai keista situacija, keista archetipinė energija. Jos niekas nepastebi, kai namai jaukus, kai viskas sutvarkyta, kai, nežinau, tenai, uogienės išvirtos, skalbiniai išlyginti, nežinau, vakarienė paruošta, niekas to nevertina. Bet jeigu jos nėra, visi labai greit pastebi. Nėra vakarienės, oi, naujų baltinių nėra, oi, brangiojo, kur mano švarūs baltiniai, oi, brangiojo, o kur čia prie blynų, taigi mes turim ten kokios tai uogienės. Kai jinai to nedaro, visi labai greitai pastebi ir nustemba, kodėl tu to nepadarei. Bet kai moteris viską tai daro, tyliai, ramiai, su savo, kaip sakoma, su savo ta tokia energija, visi tai priima, kaip turi būti. Tai žinoma, o kas čia tokio? Taigi tu namie sėdi, taigi ką tu čia tokio, vėlgi. Tai anksčiau ar vėliau šita moteris, matanti šitos moters energiją, matanti savo prasmę ir savo įprasminimą šeimoje ir rūpinimąsi kitais, jinai galų gale, jeigu nepalaiko, vėlgi, nepalaiko jos resurso, neguodžia, nevertina, dėkingumo nėra iš to, jinai anksčiau ar vėliau užgesta tą ugnis, suprantat, vesta tai yra ugnis, namų židinys. Ir ją reikia irgi pakūrenti, ją reikia susišildyti, jinai taip šildo visus, bet ir jai reikia, kad jinai būtų, kad jos dėmesys būtų svarbus, kad jinai jaustųsi reikalinga, kad jinai jaustų dėkingumą kitų. Tai jeigu jinai to negauna, jinai pradeda gesti, jinai pradeda kaupti tą nuoskaudą viduje ir galų gale jinai tampa nebelabai tokia šilta ugnimi, o deginančiai, jinai gali pykti savyje kaupti. Todėl čia tokia moteris, apie tokią moterį kalba eina ir pasižiūrim, jeigu jūs ir vieniša dabar esat ir žiūrit, ar jūsų ateinančiais metais jūsų laukia laimė ir meilė, tai galbūt kaip tik užpykot ant visų, išėjot, kaip sakoma, ir pasiuskit jūs ten visos su savo puodais, atsibodo man būti. Apie kokią jūs, žiūrėkit, man patinka kortos, vis tiek man patinka kortos ir tas jų kūrybiškumas, namų židinys, jaukumas. Jūs norit būti įvertinti, jums svarbu jėga, jums svarbu pripažinimas, jums svarbu, kad jūs vertintų tokio, kokie jūs esat. Jums svarbu, kad jūs norėtų užkariauti, kad jumyse matytų asmenybę, kad jumyse matytų žmogų, moterį, kuri turi savo poreikius. Jums labai svarbu, jūs apie tai svajojat, jūs to ilgitės. Ar ateinančiais metais jūsų svajonės, jums likimas, ką ruošia ateinančiais metais jums likimas, būtent šitose svajonės jūsų. Kortos kalba apie tai, kad į viską reikia pasižiūrėti optimistiškiau ir lengviau. Jūs per daug viską sureikšminus, jūs pavargus. Jūs dabar pavargus, jūs dabar liūdit. Jūs dabar kaip motina žemė kaupėt tas viską, motina žemė kaupė tas energijas, tą nuoskaudą, kaupė, kol galų gale ten išeina ten kokiu nors vulkanu arba, nežinau, ten potviniu, ne, motina žemė yra pakankamai kerštinga. Bet jūs dabar kaupėt ir jums reikia lengvumo, išsilaisvinti. Kalbėkit apie savo poreikius. Kalbėkit ne priekaištais, o tiesiog kartais žmonės yra labai susikoncentravę į save. Jie negali apie kitą galvoti. Jūs kalbėkit su jais. Kalbėkit apie savo, vėlgi, nenuvertinkit savo indėlio.
praeityje. Kalbėkite apie tai, taip, man lengva, taip, man svarbu, bet ir man reikia tokio pat, vėlgi, mainų, santykiuose mainų. Žodžiu, jūs turit truputėlį pakeisti savo šitos vestos energiją į tokį lengvumą. Mergaitės, daugiau mergaitės, daugiau tokios, vėlgi, tokio lengvumo ir emocijų iškalbėjimo, išsakymo. Nebūkit kaip žemė, kuri tik į save geria. Pakalbėkit, pasakykit, kaprizus truputėlį parodykit. Praeityje jūs tą mokėjo daryti, sugrįžkit, jūs mokat, jūs turit tos energijos, jūs mokat taip elgtis, elkitės taip, kaip kažkada tai elgėtės, kai dar nebuvot tokia vestė namų židiniu ir labai jaukių namų židinių. Prisiminkit, kai buvot lengva, paprasta, aiški, sugrįžkit. Taip, tai liūdesys, gali kilti tas liūdesys, bet jisai jūs išlaisvins, jisai jūs suteiks tos energijos, kad pasakyti apie savo poreikius, pasakyti apie savo norus ir galų gale netgi sukelti konfliktą. Tas konfliktas jums bus kaip išsigelbėjimas. Tai va, apie tai kalba kortos. Nu kągi, ir man atrodo, mes pasiekėm paskutinę, 10 moterišką energiją, apie kurią kalbėsim. Tai yra, jeigu mes ten kalbėjom apie moterį, tai čia yra visiškai jauna mergaitė, romantiška mergaitė. Labai naivi, sakyčiau, tokia infantili mergaitė, spontaniška mergaitė. Moteris, kuri tik tai pradeda žengti to tokios moteriškumo keliu. Jinai tik tai jos, vat, ta rožė, ne, vat, kaip jau kalbam, tas pumpuras tik pradėjo skleistis, jos moteriškumas pradėjo skleistis. Jinai dar naivi, jinai dar vaikiška, jinai dar daug, kaip sakoma, daug nežinanti, nes nespėjo, dar labai jauna. Todėl visas jos noras būti žavia, noras būti, noras mylėti ir būti mylima yra labai romantiškas, labai pakylėtas toksai, žinot, vėlgi, ne, išpuoselėtas jos noras. Pasižiūrim apie ko jinai nori. Jinai nori harmonijos. Jinai nori santykiuose harmonijos. Nežinau, kaip jinai supranta tą harmoniją santykiuose, bet jinai, kad nori būti, kad santykiai būti harmoningi. Galbūt jinai nori lygiai tokio pat romantiško, žvakių šviesa, paprastumo, bet to tokio labai draugiško paprastumo. Vat vėlgi, kaip jau jinai supranta tą romantiką, tai reikia klausti jos pačios, bet jinai nori, kad santykiuose būtų harmonija, kad padovanos dovaną ir vyras, vaikinas plos katučių, kokia tu faina, aš apie tai labai ilgai svajojau, kad jinai padarius kažkokią, tai nežinau, kažką padarius, tai merginos ir moterys, kurios rašo raštelius, aš tave myliu iki mėnulio ir atgal ir prašo, nežinau, tenai kitų merginų, moterų, kad parašytų iš įvairių šalių, žodžių. Tai yra tokia labai išpuoselėta, kaip ir sakiau, romantiška ir nelabai su realybė turinti ką bendro merginos energija, bet jinai yra žavinga. Mes ir tai turim pragyventi ir išgyventi. Tai vat vėlgi, ką ateinantys metai jums žada? Ką ateinantys metai jums žada? Pasižiūrim, apie ką ateinantys metai kalba. Ar jūs gausit tai, apie ką svajojat? Žinot, jūs galit susižavėti vaikinu, jūs galite labai susižavėti vaikinu ir jisai gali ateiti iš jūsų kažkur tai giminės rato arba pažįstamų rato. Bet kuriuo atveju tai gali būti žmogus, kuris jūs
kurį jūs supažindins giminės, giminaičiai, tetos, dėdės. Oi, žinau, ten Petro vaikaitį, kuris va dabar ten kažkaip tai va. Tai gali iš tenai ateiti pas jūs, jūs juos susižavėsit, bet jisai ateis ir kadangi tai bus iš giminės atėjęs pažintis tokia, va vėlgi tokia per pažintis, tai jinai nebus visiškai to, ko jūs tikitės. Jinai gali jūs truputėlį nustebinti savo gudrumu, tą pažinti su vyru, su vaikinu. Ir jūs galit susipainioti, jūs galit labai susipainioti šituose, vėlgi, ateis viskas gražu, viskas faina, bet iš tiesų ten gali būti ne taip paprasta, kaip jums atrodo. Ir dar vieną kartą šitą medžio kalba apie tai, kad reikia sveikai žiūrėti į žmonės kitus, į santykius. Ne romantiškai, ne matyti juose to, ko jūs norit matyti, o matyti tai, kas juose iš tiesų yra. Pasižiūrėkit į žmonės gyvai, pasižiūrėkit, kiekvienas žmogus savyje turi gudrumo, kiekvienas žmogus užsipainiojęs savyje, kaip sakoma, todėl neidealizuokit jų, neromantizuokit jų, nes tai gali jūs pačią į tokią labirintą užsukti, iš kurio jums bus pačiai labai sunku išsibrauti. Ir dar viena galimybė, ką kalba kortos, tai gali jūsų tas vyras arba ta pažintis būti su vyresniu žmogu, kuris irgi gali iš jūsų, kaip sakoma, pareikalauti, žinot, tos jaunystės ir naivumo, pasinaudoti tuo jaunystė ir naivumu. Todėl būkite atsargios ir žiūrėkit, kiekvienas gyvenimas turi savo pamokas, todėl linkiu jums, kad tos pamokos būtų, kaip čia, greičiausiai išmokstamos ir po mažiausiai nuoskaudų ir nuosėdų paliekančios. Tai va taip. Tai va, mano brangiosios, toks mano eksperimentas. Aš tikiuosi, kad jums buvo įdomu, aš tikiuosi, kad buvo jums naudinga. Dar kartą apibendrinant pasakau, mes kalbėjom apie archetipinės moterų energijas. Viena moteris negali turėti ir gyventi vienintelę energiją, bet mes kalbėjom apie tas, kurios dabar yra pas jūs tarsi kaip ir dominuojančios. Būtent šitos energijos būsenos kviečia arba aktyvios ir kviečia jūsų gyvenimą tuos santykius, apie kuriuos jūs svajojat ir norit. Todėl žiūrėkit visus, darykit savo išvadas, mėgaukitės savo gyvenimu ir kurkit savo gyvenimo knygą, rašykit pačios tokią, kokią jūs norit. Būkit laimingos ir mylėkit ir būkit mylimos. Iki ir susitiksim naujais metais matyt.